name is Piotr Faderski, and I'm a country manager for VMware for Poland and Baltic states. Welcome to Virtualization Symposium in Lithuania, in Vilnius. It's the 7th symposium we do, and I'm excited to see you all here. We are expecting almost 300 people. This is the biggest event in Baltic states that is addressing the topics of virtualization and the cloud. The series of these events is going on around the whole Europe, and this is one of the places where you can learn about not only virtualization, but cloud, software-defined data center, and end-user computing. Welcome. So I was asked to just give a couple of minutes on what Dell sees as the most important thing around virtualization and cloud computing. I think the simplest explanation would be Dell believes there is no single path to cloud, that it is a journey, and that journey should be taken in steps where the customer isn't locked in, that the technology is affordable and capable and allows you to scale as you need to scale, up and down, and provide some of the key tenets that you'll be looking for in a virtualized or cloud solution, which is reduction in cost, increased agility in your business, reduced complexity, better levels of automation to give businesses a much simpler, more cost-effective way to consume compute power. Hello. So first of all, thanks for the time coming people here for this one of the major IT events in Lithuania and the whole Baltics, and of course for hearing this news as well. I believe from the EMC point of view, we have making a huge step forward with our, all group of our companies. One of them is VMware, one of the leading providers for this virtualization. But the virtualization is not anymore it's just the basics, understandable for everyone. The next step is we're moving to the cloud and software-defined data storage, data center, whatever else this can be. This provides a full flexibility, agility for our customers to select the proper model, which will be the most efficient and which can help them to grow their business. Thank you. Visų pirma, reiktų pradėti nuo to, kad IBM'as ko gero yra ta kompanija, kuri išrado virtualizaciją. Jau beveik prieš 50 metų IBM'o mainframe'ai turėjo virtualizaciją savyje. Taip kad mes kaip viena didžiausių IT kompanijų tikrai neįsivaizduojame infrastruktūros dabarties ir ateities be virtualizacijos sprendimų visokiausiose vietose. Taip kad šitas renginys tikrai yra puikia vieta, kur susibūrė ir kolegos, ir konkurentai, ir klientai, ir partneriai vienoje vietoje, pristato savo naujoves, idėjas, tiesiog apsikeičia kontaktais, mintimis ir tiesiog smagiai pabendrauja. O virtualizacija tikrai vienijanti technologija ir mus, ir mūsų konkurentus, ir manau, kad klientai tą jau suprato ir žiūri tai kaip į ateitį. Šiuo metu kaip ypatingai smagu pristatyti vieną iš saugumo gamintojų, kuris yra aktualus ypatingai šiuo metu, tai kas vyko Lietuvoje. Ir
Jisai išsiskiria keliomis unikaliomis savybėmis, kas jį padaro labai efektyvų, apsaugant jūsų serverinę infrastruktūrą. Jeigu labai trumpai, tos kelios savybės yra tai, kad yra galimybė išvengti bereikalingo atnaujinimo jūsų virtualių mašinų operacinių sistemų. Kitas yra labai svarbus funkcionalumas, tai kad šita apsaugos sistema veikia be agentų, gali veikti be agentų. Tai reiškia, kad jūs galite sutaupyti našumo atžvilgių, galite sutaupyti valdymo atžvilgių ir galite sutaupyti savo daug darbo laiko, valdant jūsų duomenų centrą, jūsų duomenų serverio apsaugos sistemą. Well, the reason we're here is that NetApp is the storage platform for virtualization. In just one sentence, NetApp does to storage what VMware does to virtualization. So back in the day, before virtualization, you needed a separate box for every server that you had. Well, in the storage world, with the current options other than NetApp, you still need separate disk space for every virtual server that you're running. With NetApp, we can take all of those 5 or 50 or virtual machines, or 500 virtual machines that you're running, or however many of them you have, and we save just one copy of the operating system, one copy of the data, and we serve it out to all of the different virtual machines that you're running. So we save you a lot of disk space, we do storage smart, and we save you a lot of money in the end. And that's why NetApp is the best option for virtualization. Debesų kompiuterija leidžia mažoms kompanijoms pasinaudoti technologijomis, kurios tik šiol buvo prieinamos tik didelėms kompanijoms. Pavyzdžiui, pasinaudoti 100 serverių resursų pajėgumu vienai valandai, jeigu to reikalauja jūsų verslas. Debesų kompiuterija padeda sutaupyti jums brangaus laiko, nes nuo šiol šitų 100 serverių įsigijimų jums nebereikės rūpintis, nebereikės užtikrinti serverių tinkamos aplinkos laikymo. Nuo šiol visą sutaupytą laiką galėsite skirti savo tiesioginiam verslo poreikių tenkinimui, o virtualų serverį susikurti tiesiog per 2 minutes. Vim is a modern data protection. We believe that today's IT requirements change and that 3C legacy backup problems like high cost, increasing complexity, missing capabilities are no longer acceptable for any organization. Vim provides powerful, easy to use and affordable solution which is built for virtualization and for cloud, a perfect fit for a modern data center. We offer 2 types of product, backup and replication, this is one, and the second is Vim One, so application for monitoring. Both of our products can help your company to save money, save time, and protect your data. Mes Samsung šitam renginį demonstruojam savo technologijas skirtas tiek nuotoliniam darbui, tiek mobilumui. Manom, kad mobilumas yra ateities perspektyva, vis daugiau ir daugiau girdim įvairių poreikių, kad įmonės ieško būdų savo darbuotojams palengvinti darbą nuvykus pas klientą ar kažkur toli nuo ofiso. Tam gali būti naudojami kaip mūsų planšetiniai kompiuteriai, kitokie sprendimai, tiek mūsų partnerių VMware virtualaus darbalaukio infrastruktūra. Na ir naujausias sprendimas skirtas mobilumui ir saugumui užtikrinti, tai yra Samsung Knox, kurį po truputį vedam į rinką ir šiemet antram pusmetyje turėtume jau pristatyti kaip komercinį sprendimą.
kuris įgalina saugiai atskirti įmonės duomenys nuo asmeninių duomenų esančių tame pačiame kompiuteryje, kuris leidžia įmoniai kontroliuoti konfidencialią informaciją susijusią su darbu, bet tuo pačiu neleidžia įmoniai kontroliuoti asmeninės informacijos, mano privačių laiškų ir netgi sužinoti, ar mano vaikai naudojasi telefonu tam, kad pažaisti, kol aš esu namie. Praktiškai su VMware draugaujame nuo 2006 metų. Vienintelis dalykas, kuris iš tikrųjų įsprendė, tai buvo problema, kad valstybinės įmonės sunkiai įsigydavo įrangą. Norint įdiegti kažkokį projektą, reikėdavo daryti pirkimus, kas užimdavo labai daug laiko. Atsiradus virtualizacijai, faktiškai dauguma projektų prasidėjo labai greitai diegimas, nebeliko problemų su įrangos pirkimu ir aišku, konsolidacija įrangos į virtualią aplinką lėmė tai, kad mums nebereikėjo plėsti savo duomenų centrų. Kai tapome paslaugų tiekėjais, tai iš karto pajutė ir mūsų klientai, nes būtent greitas paslaugų pateikimas ir lemia tai, kad mes iki šiol turim savo pačius mylimiausius klientus. Prieš 2 valandas, ko gero, kai manęs paprašė pakalbėti į šitą kamerą, dar labai ilgai galvojau, ką pasakyti. Ką tik mums buvo įteiktas geriausio Pabaltijo VMware partnerio įvertinimas. Tai galbūt nebuvo daiktas, kuris mus labai nustebino, bet džiaugiamės, kad iš tiesų VMware'as ir mes dirbome sėkmingai kartu jau ne pirmus metus. Ir tiek klientai vertina mūsų darbą ir mūsų kompetenciją, tiek pats partneris yra mumis patenkintas. Žiūrint aplamai į darbą ir VMware, tai nėra produktas, dėl kurio mes ko gero dirbame. Kalbant su klientai, šiai dienai vis aktualiau yra debesys, saugumas. VMware'as yra vienas iš tų įrankių, kurie mums padeda kliento akise realizuoti tos sumanymus, kuriuos esam kartu sugalvoję ir pamatę. Džiugu, kad klientai grįžta pas mus, mes toliau dirbam su VMware ir plečiam savo žinias, įgūdžius ir tikime sekančiais metais pakartoti savo pasiekimus. What we're seeing here and what we're talking about as HP are kind of 3 big trends that we see in the industry. We see the cloud, and what's happening with the cloud is it's not now just about the server, but really it's just about the service. We're talking a lot about converged infrastructure, which is, if you like, the 3rd big trend as we've moved from the mainframe into client-server computing and now into converged infrastructure. And the 3rd big trend we're seeing is software-defined data center. And I was quite pleased to be here talking about our software-defined servers that we launched, I think 8 weeks ago, just over 8 weeks ago, which is our new Moonshot product. So yeah, real pleased to be here, having a fantastic time, and it's just great meeting all our customers.